Lietuvos vyninių vynuogių veislių augintojai ir vyno iš jų gamintojai kviečiami teikti paraiškas ir pasinaudoti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonės investicijos į vyno sektorių parama. Remiamos dvi veiklos. Vyninių vynuogių veislių pirminė gamyba. Tai yra investicijos reikalingos vynuogių auginimui, derliaus nuėmimui, saugojimui ir tvarkymui, iš esmės nekeičiant produkto savybių. Vyno gamyba. Tai yra investicijos reikalingos vynuogių perdirbimui ir vyno gamybos infrastruktūrai. Parama teikiama negrąžintinos subsidijos forma, kompensuojant paramos gavėjo patirtas tinkamas finansuoti išlaidas. Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 10 000 eurų. Didžiausias paramos intensyvumas 40% tinkamų finansuoti projekto išlaidų sostinės regione ir 50% tinkamų finansuoti projektų išlaidų vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Už paramos lėšas galima statyti projekte numatytai veiklai vykdyti būtinus statinius, išskyrus gyvenamosios ir administracinės paskirties, juos rekonstruoti, atlikti kapitalinį remontą ar modernizavimą. Taip pat galima pirkti naujus įrenginius ar įvairią įrangą. Atlyginamos bendros išlaidos architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, įskaitant projektų aprašų ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, atlyginamos galimybių studijų išlaidos. Paramos lėšomis gali būti finansuojamos šios investicijos: statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas, modernizavimas, siekiant nekilnojamą turtą pritaikyti vynuogių pirminiai gamybai ir vyno gamybai. Taip pat ir pagrindiniai infrastruktūros darbai, įrenginiai ar įranga, mechanizmai, įtaisai, įrankiai naudojami valdymo, organizavimo ir kontrolės sistemoje, įskaitant kompiuterinę įrangą ir su ja susijusias programas, skirtas informacinių ir ryšių tinklų plėtrai, skaitmeninės technologijos. Užsiimantiems vyno gamybą finansuojama vynuogių perdirbimo įranga, fermentacijos įrenginiai, vyno gamybos įranga skirta vynų ir misos apdorojimui, speciali įranga žaliavų ir produktų transportavimui gamybos patalpose, maišymo, brandinimo ir laikymo įranga, įranga skirta putojančių vynų technologijai, išpilstymo, ženklinimo, pakavimo įranga, finansuojama atliekų perdirbimo ir tvarkymo įranga. Finansuojama speciali kompiuterinė ir programinė įranga skirta įrangos ar technologinio proceso valdymui, laboratorinė įranga bei kitos nurodytos įgyvendinimo taisyklėse. Paramos prioritetai skirti projektams, kuriuose pareiškėjas yra vyninių vynuogių veislių augintojas ir ES reglamente nurodytų vynuogių produktų gamintojas. Pareiškėjas yra vyninių vynuogių veislių augintojas, bet paraiškos pateikimo dieną dar negaminantis ES reglamente nurodytų vynuogių produktų, tačiau įsipareigojantis pradėti juos gaminti. Pareiškėjas vyninių vynuogių veislių auginimo ir ES reglamente nurodytų vynuogių produktų gamybos veiklą vykdo kaimo vietovėse. Daugiau kaip 5% išlaidų skiriama bent vienam veiksmui, kuris padeda apsaugoti aplinką, investuoja į gamybinių procesų skaitmeninimą. Pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas, vykdo ekologinę gamybą arba ūkis yra registruotas kaip pereinantis prie ekologinio ūkininkavimo. Daugiau informacijos apie paramos galimybes, tinkamumo sąlygas bei atrankos kriterijus rasite Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto puslapyje nma.lt.